Andra, ar tu skaitai knygas? Tas, kurios dalyvauja metų knygų rinkimuose, taip visas perskaičiau ir tuo labai esu patenkintas. Visos patiko, ar vienas pats perskaitei? Na, gal tik truputį mama padėjo. Nežiūrėk taip į mane, varna Albertina. Žinok, visos protingos mamos drakonės skaito savo vaikiukams knygas. Patiko knygos? Visos. Va, paimkim Violetos Palčinskaitės knygą Trolių muzika. Ar tu esi mačiusi trolį? Troliai jų kalnuose gyvena, o aš neskrendu į kalnus. O rašytoja Violeta Palčinskaitė trolį pamatė savo kambaryje. Tikrai? Jeigu pamatė trolį, kuris knygos viršelyje, tikriausiai labai išsigando. O ir nesakysiu. Ir nesakysiu, kiek troliai turi pirštų ir kodėl pradingo muzikos įrašų parduotuvė. Nuėjo istorijos pasakotoja vieną dieną į parduotuvę nusipirkti plokštelės, o kitą dieną tos parduotuvės šast ir nebėra. Nu ir dar autorė šioje knygoje ieško pradingusios vaikystėje mergaitės, kuri pamiršo natas. Tai aš pati nuskrisiu į tuos kalnus ir sužinosiu, kaip viskas nutiko. Greičiau sakyk, kur jie yra. Tau, varna Albertina, per Baltijos jūrą į nuostabią trolių šalį teks keliauti. Tai paslaptingas kraštas, jame daug fjordų ir nuostabių kalnų. Tik žinok, kad kelionėje dažnai randi ne tai, ką nori rasti. Tai parašyta šioje knygoje. Štai kaip, tai gal tada nebeskrisiu, o perskaitysiu trolių muziką, kurią parašė Violeta Palčinskaitė. O skaitydama tai dar ir kompaktinės plokštelės paklausyk, kuri yra pridėta prie šios knygos. Ačiū, drakoniuk. Ką dar parodysi? Dar parodysiu tau mažąją žiemą, kurią parašė Kęstutis Kasparavičius. Patiko? Labai patiko. Nes juokingai parašyta. Ar tau, varna, niekada nekilo noras pasprūkti iš namų? Daugybę kartų. Kartą norėjau išskristi iš bibliotekos, kai vaikai nežinojo, kad esu iš Donaldo Biseto knygos Aukštyn kojom. O šioje knygoje namelis nutarė pasprūkti. Išsirovė, patrepsėjo ir patraukė gatvę. O tuomet ir kiti namai išėjo pasivaiščioti. Kas būtų, jeigu vieną kartą Šiauliuose visi namai sugalvotų pasivaiščioti? Ką mes tada su tavimi darytume? Tikrai, ten taip rašo, o gal tau galvelėje susimaišė? Mano galvoje viskas gerai, bet šioje knygoje tikrai keisti dalykai dedasi. Zylės pasiskolina šalikėlius ir išeina slidinėti, lova pažvelgia pro langą, iššoka ir eina ieškoti nuotykių. Pagalvė dainuoja lopšines, ruoniai žaidžia su kamuoliu, kuris yra mėnulis ir taip toliau. Sakai, pagalvė dainuoja lopšines. Žinai, duok man tą knygą. Aš parnešiu savo varniukams, tai nereikės pačiai lopšinių kurti. Imk, Albertina, ir tavo varniukai supras, kad pasaulis pilnas pasakų ir stebuklų. Na dabar, varna Albertina, aš tau papasakosiu apie trečią knygą. Vytauto V. Landsbergio Stebuklingas Dominyko brangakmenis. Ar tai tas arklys Dominykas, apie kurį jau yra parašytos 2 knygos ir pastatytas spektaklis? Tas, kuris įsimylėjo rugiagėlę? Man patinka knygos apie meilę. Taip, ši knyga apie arklį Dominiką ir jo meilę rugiagėlei. Bet žinai, kas čia nutinka? Ogi baisus dalykas. Rugiagėlės brangakmenį kažkas pavogė ir istorija virsta detektyvu. Ar atrado Dominykas brangakmenį? Daug žinosi, greit pasensi, varna Albertina. Išduosiu tik vieną paslaptį. Šioje keistoje knygoje yra labai įdomi istorija apie baltą varną. Man ji labai graži. Be to knygą puošė Sigučio Aš iliustracijos ir net kompaktinė plokštelė su autoriaus dainomis. Suintrigavai, drakoniuk. Ar papasakoti tau apie knygas, kurias aš skaičiau?
Žinoma, nekantrauju. Šitos knygos skirtos paaugliams. Ar tu, Albertina, esi paauglė? Aš? Ne, drakoniuk, aš jau suaugusi varna. Tačiau skaitydama paauglių knygas sugrįžtu į paauglystę, o skaitydama vaikų knygas į vaikystę. Gintarės Adomaitytės knyga Paklydusi pasaka sugrąžina knygos veikėjus į jaunystę. Mąstai apie kelią, kuriuo kažkada vaikščiojai, sutikai įvairius žmonės, patyrei pirmąją meilę, o pirmasis bučinys buvo toks svarbus, kad jo neįmanoma pamiršti. Aš truputį gėdinuosi paklausti. Bet ar iš tiesų pirmasis bučinys buvo toks svarbus? O taip, bet dabar kalbame ne apie mus, o apie knygos Paklydusi pasaka herojus, poną inžinierių ir jo mylimąją Lijundrą, Jeronimą ir Pelargoniją. Kaip aš norėčiau atsidurti šioje knygoje ir viską patirti. Neskubėk, Dradra, viskam savas laikas, kurio niekada nebesugrąžinsi. Tu, varna, kalbi kaip profesorė. Atrodo, kad ilgiesi vaikystės. Ar tave Paklydusi pasaka taip nuteikė? O taip, kiekviena knyga savaip veikia skaitytoją. Akvilinos Cicėnaitės Mano tėtis ir kiti nesusipratimai yra kitokie. Ji paprasta, nesudėtinga, tinka skaityti laisvalaikiu. Ši nuotykių apysaka yra pirmosios knygos Viskas apie mano šeimą tęsinys. Ar jie apie tėtį? Ne, greičiau apie 14-metę mergaitę Moniką, kurios tėtis neaugino. Monika, gavusi siuntinį iš tėčio, ilgai nedrįsta jo atidaryti. Tai Monika niekada nematė savo tėčio. O kas buvo siuntinyje? Paskaitysi, sužinosi. Kodėl tau patiko ši knyga? Patiko, nes skaitai ir pats dalyvauji smagiuose nuotykiuose, vertini Monikos meilės dramą su Matu, stebi, kaip į jos gyvenimą ateina tikras, o ne svajonių idealusis tėtis. O mano tėtis realus. Mama sako, kad mes abu esame šaunus ugnies pjaudymo duetas. Tau pasisekė, Dradra, kad turi puikų tėtį. Tačiau jeigu perskaitysi Gendručio Morkūno knygą Iš nuomšiko gyvenimo, pamatysi, kad ne visiems vaikystė būna šviesi. Vaikų namai, kuriuose gyvena pagrindinis knygos veikėjas berniukas, yra žiaurūs. Ten yra toks kauklėjimo kambarys, net savo priešui nelinkėčiau į jį patekti. Be to, namų taisyklės liepia niekam nesiskųsti. Net jeigu vaikas nori paverkti, jis lenda į sandėliuką esantį rūsyje. Tai gal tokios baisios knygos vaikams neverta skaityti? Būtinai reikia perskaityti, nes neperskaitęs nesužinosi, kaip berniukas atsidūrė pas vieną šeimininkę prižiūrėti jo sūnaus jaunučio ir kokį išbandymą teko šiems vaikams patirti ir kodėl jų ieškojo policija, kodėl atsirado skelbimai laikraščiuose, ką reiškia nuomšikas. Oho, aš būtinai perskaitysiu šią knygą. Iš tiesų, knyga mane labai sukrėtė. Skaitykit visi šias knygas, o perskaitę balsuokite už labiausiai patikusią. Balsuokite internetu šiuo adresu metų knygos rinkimai.skaitimometai.lt ir mes bėkime balsuoti, varna Albertina. Gerai, skrendam.